You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Taip, tai ką, būk pasveikintas, brangus žiūrovė, 13 geimas eilinį kartą grįžta pas jūs. Turim daug įvairių nepabaigtų dalykų, nebuvom sutikę po US Openo, nebuvom sutikę po Davis Cupo. Aš esu Tomas Ganusauskas, čia tradiškai yra Ervinas Kvitkauskas. Ir ką, Davisą šiandien analizuosim kartu su pačiu geriausiu įmanomu pašnekovu, Šarūnas Kulnys, Lietuvos vyrų teniso rinktinės kapitonas. Šarūnai, būk pasveikintas kartu su brangiais žiūrovais. Ačiū ir sveikinamės irgi su visais brangiais žiūrovais. Malonu čia būti vėl pas jūs. Ir ką, pradėkim? Pradėkim. Tardysim Šarūną. Pradžiai trumpas intro. Mes čia praeitam 13 game labai laukiam ir prognozavom, kad tikrai bus Richardo ir Edo dvikova, pirma lietuviška tokio pobūdžio dvikova Challenger kvalifikacijoje, tiesa. Tai kaip ir žadėjom, sulaukiam, bet kartu ir nesulaukiam. Manakoro Challengerio finale Richardas, būkim bėdni, bet teisingai, tiesiog suvalgė Edą 6-1, 6-0. Šarūnai, ar buvo netikėtas rezultatas? Buvo daug spekulacijų, tai aš galvoju, gal čia, aš nežinau, kiek būdamas Edas tenais tą pajuto lietuviškos tų spekulacijų ir visi jau laukiam, čia šansas ir Richardas galbūt nedemonstravo to tokio labai gero kokybiško teniso paskutinio. Iki to mačo. Iki to mačo, jo. O Edas kaip tik buvo kilo ir buvo tokia intriga, kas bus, jeigu jisai laimės, dar praeis porą ratų, ta intriga prieš Davisą galbūt apsikeis vietomis ir tada kaip čia reikės viskas spręsti, daug dilemos ir toksai ažiotažas, visi laukia o atsitiko taip, kaip atsitiko. Richardas iš tikrųjų, aš galėčiau taip sužaidė solidžiai, parodė savo klasę, tai aš nemanau, kad jis buvo kažkaip specialiai nusiteikęs tą mačą, čia reikia įrodyti, čia jis išėjo ir parodė savo klasę. Kito tokio viduje šiek tiek vis tiek. Aš šiek tiek kalbėjau apie tai, kad ten būtų, kad kažkas visiškai nepergyvena, jis žinojo Edą galbūt smulkiau, žinojo, ką gali pasiūlyti, ko ne, jis tiesiog sužaidė savo žaidimą, sužaidė gerą žaidimą, o Edas tiesiog galbūt jisai tikėjosi, manau, kad iš savęs daugiau, tikėjosi galbūt daugiau to pats pasipriešinimo ir kai pradėjo geimai suktis ne taip, kaip reikia ir tiesiog, toks tu eini į tą tokį neiškumą, ką daryti, kaip ir tas neveikia, o Ryčka jisai be jokių žuominų, be jokios savo bangavimo galbūt tokių, kur jisai yra linkęs, yra linkęs, kur kartais subanguoti, tiesiog nedavė jokių šansų. Ir negali sakyti, kad kažkas čia Edui tragedija, kad Edu dabar čia bus viskas, bet iš esmės jisai iš tikrųjų labai daugam atsakė tam tikrus klausimus, ypač čia mums, intrigantams Lietuvoje, kurie sėdėjo visi laukė, tikėjos, kad čia kažkas to įvyks ir dabar iš tikrųjų ir dar parodė, kad vis dėlto ne reitingas žaidžia, ne reitingo taškai, ne pozicijos, o tiesiog klasė. O pas Richardą tikrai ta klasė yra. Šiaip labai įdomu buvo pamatyti, pasižiūrėti, kaip sako Šarūnas, tokia intriga vis tiek buvo ir šiaip tiesiog, kai žaidži ten treniruotės ar ne, esam Šarūnas daug kartų matęs, turbūt juos tarpusavį žaidžiančius yra vienas dalykas, kai ateini jau į tą mačą, kur jau vis tiek kitaip skaičiuojasi taškai, kai yra žmogus ant bokštelio ir viskas atrodo sukasi kiek kitaip. Man tai ta kūno kalba pradžioj kažkaip pasirodė, kad Edas taip eidamas jau šiek tiek jaudinasi. Ryčka tai taip matėsi, kad ateina kaip į eilinį mačą, o Edas turbūt čia gal šitoje vietoje labiau. Čia yra klasė, nes Edas vis tiek jisai jautė tą, kad jisai gal dabar tas šansas yra, ta prasme, vis tiek reitingai kyla, žaidžia daug mačų, turi gerų mačų su kokybiškai žaidėjais aukšto lygio, ta prasme, jis jau pribrenda, jis netėjo iš kokių 900, ten žinot, kokio eilinio Turkijos arba Egipto ITF-o ir dabar aš tave Ryčką imsiu. Ne, tiesiog tu matai, tu jauti, kad ir pats bręsta, kad ir pats žaidžia ir kyla, turėjo kažkokią duobę, tenais buvo momentas, bet dabar tikrai žaidžia visai neblogą tenisą, žaidžia su to paties lygio turnyrai žaidėjais, kaip ir Richardas. Richardas netėjo irgi iš Grand Slamų. Ir tu tiesiog natūraliai tas jaunatviškas entuziazmas, kad tu tikrai gali, gerai, galbūt nelaimėsiu, bet duosiu kovą, intrigą, galbūt 3 setus, plus hardas, laukas, kažko nėra ten, jiems tokio faktoriaus, kad ant grunto kažkur ten ar ant žolės. Bet manau, kad tragedijos didelės neįvyko. Sakau, tai, ką Richardas parodė, tai parodė klasę. Tuo momentu, tą dieną, galbūt tuo momentu Edas ir kažko taktiškai daug nepasiūlė.
Ar Edo žaidimas iš savęs, kuris yra kol kas toks, sakyčiau, kartais būna gana minkštas, įvairus, bet pakankamai minkštas kartais, ar ne? Jis, man atrodo, iš savęs yra patogus Richardui, ta prasme, kuriam tie kamuoliai lėtesni galbūt, yra žiauriai patogus daužyti kampus ir jeigu tie kampai krenta tą dieną. Jo, Edas žaidžia įvairų tenisą, bet tam, kad žaisti įvairų tenisą, jis turi turėti daugiau laiko, daugiau laisvės ir erdvės. Taip. O kaip ir tu paminėjai, pas Ričardą nėra taip, atsistuoja ant galinės linijos, ilgas kamuolys, žemas, sėsti, reikia dirbti su juo, reikia susikurti pačiam to laiko, o kai Ričardas neduoda laiko ant tempo, čia tas pats, kas ir futbolė su Ispanijos rinktinė, jeigu tu žaidi be kamulio, kaip tu spirsti įvartį, reikia kamulio pirmą atsikoti lygiai čia. Kamulio teisėjo paprašyti. Jo, būtent, arba 2 kamuolių, kad galėtum žaisti, čia lygiai tas pats, jis neturėjo laiko tam. tą, ką jisai mėgsta. Bet iš esmės, kaip ir tu Tomai paminėjai, kad jisai žaidžia tą tokį įvairų tenisą, bet lėtą. Tai va čia ir yra pas jį dabar ta ateina branda, kad jisai jau bando viską tą patį, tik daug greičiau daryti, protingiau laiku ir vietoje, nes būdavo tai, kad ir papjausta, ten reikia, nereikia, trumpinti dar tas toksai, kartais matos toksai dar... nereikia. Man tam čia labai užstrigo, man atrodo, pirmam game, jeigu neklystu, Edas gal 30-15 turėjo iš karto ir ten gavo tokį pakankamai trumpą kamuolį aukštą į korto vidurį, kur ten bet kas kitas turbūt būtų kalęs į 9 ir nieks nebūtų grįžę, o jis nusprendė trumpinti, Richardas ten vos nepestute atėjo iki to trumpo, kalė atgal tokį ir viskas nuvažiavo, iškart breikas atsirado ir taip toliau, ta prasme. Dar vienas man svarbus ir įdomus aspektas, turbūt mes bet kokiu atveju turim pripažinti, kad Vilius ir Edas, Richardas yra jų kumyras, turbūt jie augo žiūrėdami į jį. Tas aspektas, kad tu eini žaisti prieš bičą, į kurį žiūrėdamas formavaisi, augai, norėjai būti tose pačiuose kortuose, gali būti psichologiškai svarbus. Aš manau, kad taip būtų paprasčiau. Edas, man atrodo, būtų paprasčiau, tai buvo žaisti su aukštesnė lygio būsė, top ATP žvaigždė. Jis yra turėjęs ne vieną mačą, kur ten turnyrą Ispanijoje, kur yra apsilošęs ir lygiai sužaidęs. Bet mes Vilių matėm dabar, Gaskė, Švarcas, ar ne? Ta prasme, su tokio rango čia vis tiek tas, kuris tu... Plakatą ant sienos turėjai turbūt. Turėjai plakatą, turėjai stebėjai, padavinėjai kamolius, buvai arti to ir tu nori jį aplošti, bet iš psichologinės pusės tas autoritetas... Netaip lengvai, iš tikrųjų, netaip. O kaip tu, Tomai, sakai, jeigu tai būtų koks trečias mačas, tu jau ateitum pirmą, tu jau, dabar, kaip sakant, sužaidai ne taip, kaip tu norėjai, antras taip viskas, tu nurimsti ir tu supranti, kad kas gali būti blogiausia, tik praloši. Kas gali būti geriausia, tu gali duoti kovą, gali savo žaidimą kokybę parodyti ir gali laimėti mačą. Tai tu jau, antras mačas, jeigu būtų jau kitoks. Jeigu būtų Vilius su Rička, paspekuliuokime, ne, ant grunto, kur kas galbūt didesnė būtų intriga. Bet Ryčkos nepristrauks ant grunto. Būkim vieni teisingi, gal ir net neįvyks niekada. Tai čia irgi gali tik tais ant hardo kažkur, tai galima būtų tikėtis. Tai va čia irgi būtų įdomu. Bet vėl ant hardo Viliaus būtų galimybės ir ant grunto yra visiškai kitokios. Čia kažkiek net kaip ir mes nemažai tenisininkų esame matę, kaip žaidžia su tais Big Free, ne? Ir kaip būdavo irgi atrodo demonstruoja gerą formą, ten ateina, viskas jau net atrodo laužia mačą, bet kažkur prieina prie to tokio lūžio taško, kaip sakant, ir žiūri, kad ten nieks ten nelūžta, kad atvirkščiai į kitą pusę jau tas ateina. Tai čia kažkiek panašiai man dar, kad tik tai buvo žavu žiūrėti, kad vis tiek labai gerai viens kitą jau pažįsta, daug ten kartu trinasi visur, bet vis tiek, kai atėjo į kortą, tai toks jaučiasi, kad visiškai biznis reikalas. Nebuvo, ar ne? Jo, toks jokių ten kažkokių, nei ten, žinai, pašalinių kažkokių, nei šypsenėlių, nei dar kažko, viskas tik tai biznio reikalus. Tai man tas toks, čia žavesys tas teniso, kad tu gali tą atskirti tokią draugystę, kuri yra už korto, bet tu įėjai ir viskas pamiršta. Tuo labiau, kad ant kortos daug kas pastatyta. Edui vienintelis, kas galėjo padėti, tai galbūt didesnė patirtis ir jeigu jis būtų, pavyzdžiui, kokie jau iš Grand Slaminio lygio žaidėjas ir susitiko su Ryčka pirmą kartą, tada jis būtų visiškai kitaip jautęsis, tas trūko tokio, kaip tu sakai, brandos. Atėjo į mačas nusiteikęs, ruošėsi, viską analizavo, aš manau, kad ir jie tikrai tikėjo, kad jie gali. Daugiau negu tai, ką parodė, bet... Aš kažkaip prieš mačą sakiau, kad jeigu turėsim ilgą mačą, pavyzdžiui, 3 setų, jeigu Edui pavyks įsivelti, tai trečiam setą jis ko gero būtų turėjęs šansų, žinant tą Richardo irgi ne visada stabilumą esantį, bet sakiau, jeigu bus trumpas ir greitas, tai tik į Richardo pusę, tai taip ir nutiko. Jo labiau, kad tas mačas prieš tai Edo pirmam rate kvalifikacijos irgi nebuvo labai įspūdingas, ten prieš bulgarų vaiką kažkokį 15 metų. Ką,
Linkim vyram 2, 3, 4, 5 Derbio. dublių, Vilių įtraukti tuos reikalus taip pat. Žinau, kad jaunimas kažkur irgi pasitikrintų. Tai būtų labai įdomu. Ir ką, ir keliaujam gal prie Deviso, trumpas dar inkliuzas tik apie šią savaitę. Vilius kol kas kovoja su lietum Lisabonos. Mes kažkaip vis tik pasirinkam laiką, kai įrašinėjom, tai tą pačią dieną žaidžiam. Jo. Nežinau, kodėl taip Tai mes įrašinėjom ketvirtadienį, galim pasakyti, tai šiandien apie pietus Vilius turėtų pagaliau pratęsti savo mačą su Emilionavo Lisabonoje, kuris buvo nutrauktas už vakar jau dėl lietaus. Edas Amerikoje Charlestono Challenger'e vaikšto Moralės pakraščiais, pralaimėjo lemiamą kvalifikacijos mačą, pateko į pagrindą kaip lucky loseris. Pirmam mače prieš NCAA tokią žvaigždę buvusią, trečiam sete išlindo iš 1-4, 2-5 ir taip toliau. Tai bičias rimtai kybo į gyvenimą ir džiaugiamės, kad pasisekė. Šiandien irgi vakarop turi antro rato susitikimą. Ir ką, Devisas, po Deviso turim dar labai svarbų klausimą Richardo sveikata. Tai Richardui, kaip čia liaudiškai tariant, buvo surakinta nugara. Aš vakar šiek tiek su juo turėjau pokalbį, tai sakė, kad viskas pamažu tvarkosi. Vakar, tai yra šios savaitės trečiadienį, jis jau pirmą kartą grįžo į kortą, šiek tiek pamušė Vilniuje, sakė, lyg ir jaučiasi neblogai. Tai planas yra dar kitą savaitę rimčiau kibti darbus ir po savaitės turėtumėm jį matyti Challenger'yje Prancūzijoje. Žodžiu, viskas lyg ir tvarkosi. Kiek Richardo trauma Šarūnai sugriovė Devisą Kroatijoje? Su Richardu, kaip ir kažkur sakiau, mes būtume daug konkurencingesni su pagarba Edui, Viliui ir Pijui iš esmės, bet kadangi žaidėm salėje, mums taktiškai parankiau buvo turėti Richardą. Nesvarbu, pirmo ar antro numerį. Jo, Richardą sveika. Ir jo žaidimo stiliui, ir tas pats Goja, ir Džiukovičius, jisai būtų labai parankus. Ir aš manau, Richardas atvažiavo iš tikrųjų, traumuotas, bet žaidybinė prasme jis buvo pasiruošęs. Kiek kalbėjom, sako, aš dar taip gerai nežaidžiau. Reikia tik tais dar tokių gerų pergalių dėl to tokio moralinio pasitikėjimo. Pasiruošimo stovyklą savaitės Monakore, Rafos akademijoje prieš turnyrą. Ten buvo pakankamai sunki ir tenai, sakau, gal nuo to ten galėjo kažkokie prasidėti pasiekmes su jo nugara, bet iš esmės pats sakė, esu labai geroj formoje ir visam tam kontekste jo indėlis tikrai galėjo būti labai didelis ir galbūt galėjo mes sukurti nemažą intrigą, kurią galėjom pasinaudoti ir galėjom ir perrašyti istoriją. Kodėlgi ne? Ypač turint minti turbūt, kad buvo žaidžiama po stogu ir ant hardo, ar ne? Taip, tai būtent šitas faktorius. Jo, šitas faktorius, jisai žaidžia giliais, trumpais kamuoliais, ko būtent galbūt mūsų šiek tiek jaunimui reikėjo. Tai, ką mums davė pats priešininkas, to, ko mes galbūt momentais negalėjom susitvarkyti, tai ir pakišo, aišku, ir padavimas. Richardas vis tiek, jis nėra tas Gojos ūgio 1,90 m, bet iš esmės jisai tikrai užtikrintai paduoda ir kas svarbiausiai, galbūt jeigu paspekuliuoti vėl su Gojos maču, jeigu būtų suėję, Richardas labai gerą priėmimą turi, tai jisai antiekis pasitikė, sako, vis tiek aš jį porą kartų būčiau užtraukęs. Prasme, jisai tą žino ir tą jaučia ir jo stiprioji vieta ir tą yra nekartą esam čia matę, kad ir su maču su Kartvelu lemiamų momentų atrodo jau viskas, bet užsimerkia tokį segę, kad gal mes... Bet tos sveikatos problemos, ar ne, tai nugara nėra čia tas, ar ne, kas labai anksčiau buvo Richardui būtų. Paskutinį kartą jis turėjo prieš 4 metus ir toks, tai nėra ta trauma pasikartojanti, atsinaujanti, kurie neišspręsta ir pats galvoja, žiūri, ieško, tarėsi su savo komanda daktarų, kaip kas kur galėjo, bet vėl daug mačų. Nes tai, ką mes matom, paskutiniu metu jis tiek nežaidė iš tikrųjų. Jis žaidžia kiekvieną savaitę, žaidė iki to, daug mačų, stovykla, karštis, keliavimas ir čia viskas galėjo susijęti, ta prasme. Plius kelionės, lėktuvai, važiavimai, sėdėjimai, kažko galbūt nedadirba ir tiek ir tai reikėjo, galbūt ėjo link to, bet labai nedėkingas metas, aišku, sukrito, kad prieš pat Devisą gavos toks, kur turėjom aiškę sudėtį, turėjom visi vyrai žaidė, daug buvo pasiruošę, prisižaidę, ta prasme ir atsitiko kaip atsitiko. Gal mes tada galim kiekvieną iš tų mačų šiek tiek, kaip čia padaryti tokį skrodimą lengvą, pasižiūrėti, ar ne? Pradžia buvo Vilius prieš Bornagojo. Didelį
gerai servuojantį kroatų bičą, perėjusi visą Amerikos studentų lygos pragarą. Ir turbūt pirmą kartą mes ryšėjo apie jį išgirdom pernai US Open'e, kuris iš kvalifikacijos nukeliavo iki top 16 ir ten tokioj visai normalioj kovoj gavo į kaulus nuo Džoko. Metų pradžioje jis turėjo traumą, dabar vėl vasarą grįžo ir Devise matėm, kad grįžo tikrai labai sėkmingai. Iš esmės Vilius turbūt pirmam sete dar šiek tiek šansų turėjo ten vienam game kabintis į jo padavimus, antram iš esmės jau turbūt nebeturėjo jokių, ta prasme, kur buvo Bornos privalumai ir kas nesisekė Viliui. Borno, kiek mes kalbėjom su pačiais kroatais, jis dar nebuvo, jis dar ateina į tą atsistatymą. Nėra 100% kondicijų, bet tai, ką mes matėme, žaidė be klaidų. Visiškai jokių bangavimų, tai kaip tu Tomai paminėjai, Vilius turėjo 15-40 breiką. Vienam game turėjo, tai buvo vienas ir paskutinis šansas. Ir tada buvo 4 servai, kurie realiai negrįžo atgal. Ta prasme tai jo padavimo, tas procentas pirmo padavimo, tai ką jis tą dieną sulošė, tai buvo neįtikėtina. Ir servavo tada, kada reikėjo, be klaidų, plus buvo labai parankus Viliaus padavimas, nes žaidėm salėje, kamuoliai buvo, žiūrovai galim pasakyti, kad ten po 2 geimų tu žaidė kaip su softu. Jis buvo minkštas. Nes kortas buvo pakankamai lėtas, ar ne? Ir buvo lėtas. Jo, ir kamuoliai tai ten tokia pasipukavo, tai ką Vilius galėjo pirmais geimais, jis dar ėmė savo servą. Po to šiek tiek ir pats sulėtėjo, ir kamuolys lėtesnis, ir Goja iš viso nebuvo problemų. Jis primdavo tokius kamuolius ilgus į Vilių, kaip mes ir kalbėjome apie Richardą stilius, o toks buvo žymiai, parankus buvo, o Viliui tai jisai negali tokių žaisti. Mėgsta žaisti atsitraukus, mėgsta žaisti aukštą kylantį kamuolį, turėti daugiau laiko viskam pasiruošti, o tu servuoji padavimai, tau ateina tokiu pačiu greičiu žemas, tiesiog tu nespėjai, tu gražini kamuolį sekančius tave, vis tiek jisai pasidaro ir jis laukia, to prasme. Ir ką Gojo darė, jis visą laiką spaudė. Spaudė, nesvarbu. Tu servuoji savo, aišku, jisai rinkosi švariai, visą laiką psichologiškai yra lengviau, nes tu ten laimi lengvai savo padavimus. Daug lengviau. Vilius visą laiką jisai jautė įtampą visų pirma ant savo padavimą, nes visą laiką reikėjo išlygų, reikėjo gimdyti, kabutėse gimdyti, bet iš esmės reikėjo dirbti savo padavimą. Nebuvo tokia, gal buvo pirmam sete pirmas geimas toksai lengvesnis, buvo keletą geimų tokių, kurie 40-15, bet iš esmės visi geimai toliau buvo išlygų ir visą laiką tu jauti tą spaudimą. Žaidė Gojas, padavimą trunka pusantros minutės, o tu žaidė 5 minutės savo padavimą. Jo. Ir darbas, ir padavimas, ir tas servas, jis aišku, prie kamuolių jis vis lėtėjo. O Goja paprasčiausiai spaudė, žinojo, jautė, matė ir tiesiog Viliui buvo per sunku, viskas per greitai vyko, o po to staigiai atsakyti, kai tu gauni kamuolį, greitą į kojas, pakankamai sudėtinga. Tiesiog nespėjo. Ar po jos Openo Viliaus žaidime tam tikros kokios mini krizelės dobelės nesijaučia, nes buvo pora turnyrų pirmi ratai, tada 2 pralaimėjimai Devise? Nesakyčiau, kad čia yra kažkokia žaidybinė krizė, pažiūrėkim jo visą eigą. 95% žaidžia žmogus ant grunto. US Openas neplanuotas. Įkliuvo, įlipo, viskas važiuojam. Makalavimas dangų dar būtent, ta prasme. Tai gavos taip, kad tu žaidi gruntą, sužaidė US Openą, nesilipai, reikia važiuoti, ta prasme. Kaip nepasinuos. Nuvažiavai, sulošė. Ir tai fantastiškai sulošė, kaip nuo grunto atbėgo 3 mačus, gasketą vėl, kur prieš tai turėjo challengeris, ten žaidė, nežinau, 3,5 valandas, ten varga jisai. Bet laimėjo, bet iš esmės taip užtikrintai sužaidė. Geras US Openas, jam vykęs tikrai kaip pirmas blinas, po to staigiai grįžo vėl Turkija, gruntas, grįžti vėl salė, tai aš galvoju, kad esminė buvo galbūt per maža klimatizacija, reikėjo 2-3 savaičių pažaisti salėje, kad tokį pajaus pilnavertišką, ne tai, kad jisai kažko nepadarė, trauma, nepasitikėjimas, bet tiesiog jam trūko laiko. Nes vėl, kaip mes matome, greičiai didelį nespėja, reikia adaptacijos, reikia atsitraukimo, kamuolio suprasti, ta prasme. Tai aš galvoju, jeigu būtų turėjęs normalų ciklą, tas galbūt US Openas, ar taip būtų pasiruošimas 2-3 savaitės,
kur nors uždaroj patalpoje būtų visiškai, būtume matę visiškai kitokį Vilių. Ar bent jau liktų ant to paties Hardo turbūt, kad ir laukia kur nors kokį turnyrą. Jo, nu ta prasme, paskutinį kokie 3-4 tai, ką darė, pavyzdžiui, Kroatijos rinktinė, jeigu stebėta, ne, tai jie tą ir visi darė, žaidė ant grunto. Šiaip tai jie daugiau žaidžia ant grunto, jeigu pažiūrėjau, Džukovičių visą, jie žaidė viską ant grunto, bet paskutinius jie sąmoningai, desningai žaidė viską ant Hardo. Laukia, salės tu nelabai rasi, rugsėjo arba Liepos mėnesį salėje žaisti, jo, būtent. Tai aš galvojau iš pradžio, ar gal pas Kroatus irgi kažkoks grunto kažkokio aikštėje, gal šitą koncertą gal kažkas surengė ir ištripė, žinai. Negalėjom dėl to žaisti. Ne, bet iš esmės sakau, ko Viliui labiausiai, tai manau, kokios dar 2 savaičių truko, kad ateit ramiai, be panikos, nes viskas vyko greitai, mes atvykom, aikštelė nebuvo paruošta, mes atvykom pirmadienį vakare, pirmadienis vakare lengva treniruotė, tai realiai 3 treniruotės, penktadienį žaidė varžybas. Tai, nu, vėl pult, daryti ant daug tų treniruočių, ką jie, bet nu, irgi nėra tiksla, nes irgi tada gali iššaukti visokių tokių niuansus, bet iš esmės treniravomės pakankamai, jautė tą, darė fizinį, viskas, jie buvo kondicijoje, bet tiesiog, pavyzdžiui, lyginant Edą ir Vilių, ne, po to prieisim, tai visiškai skirtingi dalykai. Tai galim keliauti gal prie antro mačo, ar ne? Aš, sakykim, taip, galiu pasakyti, kad turbūt daugiau tikėjausi, kad koks Vilius gali kur nors kokį nors tašką paimti ir kaip rimtai į atlapus. Aišku, čia turbūt tas jos openas sėkmingas jo ir laimėtas challengeris pirmas. Edas bangavo, bet, ta prasme, sužaidė puikų mačą prieš Džuejų Dukovičių, kuris yra visiškai dabar ant pirmo šimtuko slenkščio. Ir atvyko į Devisą laimėjęs tą patį Manakoro challengerį Ispanijoje. Ant Hardo buvo 3 setai, 3 labai, kaip čia, artimi setai, įtempti, 5-7, 7-6 ir 6-2 gal, jeigu gerai pamenu, ar ne? Kaip pats vertinai tą mačą ir ko jame pritrūko Edui ir ar tikėjai, kad Edas gali taip rimtai sukovoti su bičiu, kuris, kaip parodė Manakoras, labai gerai jaučiasi ant Hardo. Dar trumpai grįžtant prie Viliaus, dėl ko taip mes galbūt, kaip Tomai paminėjai, tikėjomės to taško, nes buvo pirmas lyderis, Goja prieš pat Deviso sudegė, ten liko 400 kažkelintas. Žiūri į reitingą, atrodo, kad nu, turim šansų imti ir va čia tas, sakau, tokios galbūt tas mūsų neformaliai įprastas kabinimas etikečių, vilčių, lūkesčių kažkokių. Tiesiog, manau, reikia leisti jaunimui dabar, žaiskit. Tai yra jūsų laikas, žaiskit, tobulėkit, nes kas pusę metų mes, kai susitinkam, matom, kad jie tobulėja, vis dadeda, vis kažkokių naujovių, vis jų pasiruošimai tam cikle mes matome daug pliusų, tiesiog jiems reikia leisti, aš galvoju, kad jie ir patys to nesustvarko, nes tu jau jauti, kad tu esi pirmas, antras numeris, tau reikia kažką parodyti, tempti, duoti rezultatą, ne? Nes mes ko norim? Iš pirmo numerio. Mes norim rezultatų duoti, nes mes norim į Deviso finalus. Taip, mes iš Ryčkos ko? Ryčka, kai mes turim komandui fit, mes sakom, 2 taškai yra. Ne? Nu, dabar žiūrim. Kur tą trečią dar ras? Kur tą trečią ras? Galbūt dvejetai, galbūt va jaunimas duos ir žiūrėk, ir mes jau apie pergalę, ne? Čia taip nebus dabar. Mes turim suprasti, kad mes žaistume antroji grupėje, pirmoji playoffuose, mes neturim jiem duoti. Einant Hebra, žaidžiat, mes tikim jums, mes už jumis žaidžiam ir rodom tai, ką mes sugebam geriausia. Grįžtant prie Edo, tai visų pirma, tas faktorius Edo jau nieko nebeslegia. Reiškia, jis atėjo visiškai laisvas. Matėm, kad ir jis tą savaitę iš tikrųjų atrodė visai neblogai. Žaidė draugiškus mačus su Vilium, ten pralošė vieną gal per tai breiką iš esmės, bet servas labai gerai ėjo, dominavo. Supratom, kad Džukovičius irgi neturi didelės patirties komandoje. Jis yra pirmas numeris, tai jį turėtų irgi šiokią tokią naštą turėti prieš savo žiūrovus. Ne debiutas buvo, aš galvoju. Ne, gal ne debiutas, bet ten vienas pirmų mačų, ar ne? Debiutas rinktinėje ne, bet jo, kaip pirmo ten buvo vienas iš pirmų ir iš esmės ir mes galvom, kad jį turėtų daugiau slėgti. O ką Edas, nu? Žaidė antrų numerių, žaidė, žinai, su kuo žaidė, žinai, kad jis yra geras žaidėjas, ta prasme, tu eini ir žaidė, tau nėra ko prasti. Ta kroatai po to pasakė, mes nesitikėjom, nes, nu, galvoja, ateis paspaus ir Edas, ką pavyko, visų pirma, nekišo savo servų, sėkmingai rinkosi savo servus ir jo ant Džukovičiaus padavimo visą laiką davęs spaudimą, nebuvo lengvų geimų. Ir prie 5-4 ant breiko turėjo setbolą, tas toksai galbūt ten ir buvo ilgas taškas ir toksai, va, tas viskas sumaišė, iš tikrųjų galėjom, vėl, dabar galim sakyti drąsiai, kad galėjom. Ir vis tiek ir tas pirmas setas jisai uždavė tokį tonusą, kad nebus to paprasta taip. Ir
matęs, kada Džiukovičius momentais jisai pasimetęs ir būdavo į tokias neišprovokuotos klaidas, bet kas sužaidė vis tiek klasė. Lemais momentais jisai visiškai nepanikavo, ramiai ir padavimas ir kas prisimena žiūrovai susegė lemiamus momentais tokius liniją, nusibrikavo, kada reikėjo. Jo, ir iš tokio eini iš setbolo savo minuso, staigiai atsižaidži savo, staigiai breikuoji ir pasidarai mačą. Vis tiek ta klasė finišė, vis tiek tas meistriškumas įsidavęs savo, bet antram sete vėl buvo viskas tas pats. Ir turėjom set pointą prie 5-4 vėl. Turėjom set pointą ir jau turėjom ir iš matchball įsikapsėm, ta prasme, tai reikia, tai čia jau kaip ir Edo, iš tikrųjų toks, kaip čia, kozeris, ne? Jisai toks jaunuoliai mūsų vis tiek. Jo, ta prasme, tai suprato, kad 5-5 geras mačas, o kodėl ne? Tas tabreikas vėl toksai, tai yra jau kelių taškų ir jis atsilikinė tam tabreikia ir sakau, ir buvo matchballas jau įsikapstė, o trečiam setui trūko parako. Tiesiog trūko, nes 7-5, 7-6 mačas ilgas ant įtampos, o Džiukovičius tik pajuto. Ir kada reikia šiek tiek pakėlę biškį kartelę arba, kaip sakant, liaudiškai bėgį įmetė aukštesnį ir jisai kada reikėjo pasidarė saugų atstumą ir po to jau tik reikėjo susirinkti. O tiesiog jisai trečias setas, 2-4, reikia kažką dadėti ir jau pradėti skubėti, pradėti tas koncentracija, biški tokie momentai. Ir tiesiog pritrūko tos tokio šviežumo, galim sakyti. Bet tokie mačia tu negali tikėtis, kad bus lengva, kad ateis pats praloštų, turi tiesiog tokiuose mačius turi pats. Ir turi laikyti iki pat galo, laikyti, kaip sakant, ant trumpo pavadžio, laikyti kontroliai visą mačą ir, aišku, ir pačiam neklysti ir priiminėti sprendimus ir parodyti varžovių, kad nebus taip, kad žaisim iki galo. Brangusis savo gavos tai, kad vis tiek klasė, meistriškumas ir tokiais tam tikrais momentais. Ir Džiukovičius pirmą setą žaidė, toks galbūt jis išlifavo, žiūrėjo, buvo tokių kažkokių netikėtumų jam, įsikapstė, antrą bandė spausti, Edas dar, kaip sakant, spaudė iki dugno, o trečias setais vis tiek jisai pakėlė, dadėjo ir padarė taip, kaip reikėjo. Nes jisai dadėjo, o Edas tiesiog jau nebeturėjo ką dadėti iš savęs, iš fiziologijos, o jisai dar biškai galėjo ir to pasiekojo tokie mačai ir nulėmė daugą. Šarūnai, tu savaitę su jaunimu praleidai čia Lietuvoje per visą praeitą su Sakartvelu, ar ne? Čia buvo šių metų pradžia, ten turbūt Vasaris, ta prasme, sausis vasaris. Dabar rugsėjis, kiek čia to laiko praėjo, 8-9 mėnesiai. Tavo kaip trenerio akimis, ar vaikai dėjo žingsnį į priekį per tą laiką ir čia nereikia būti mandagiam? Kameras išjungiam. Dabar taip. Dabar viskas. O dabar buvo taip. Visą laiką, aš jau toj rinktiniai čia 2 metai, kiek esame, mes pradėjom su Egiptu ir tu visą laiką žiūri tą jų evoliuciją tokia. Kas pusmetį gaunas tas Devisas toks ir tu matai, kiekvienais metais, kiekvieną tas Devisas, jie man vis kitokie. Fiziologiškai ten, žinot, aišku, kada susrus susiaugina. Čia nekalbant apie gyvenimo būdo reikalus. Jo, gyvenimo būdo reikalus, bet iš esmės žaidimo atžvilgiu taip, pavyzdžiui, kur iškiausi pokyčiai? Gali po porą kokį nors pagrindinių išskirti vieno ir kito? Vilius, pavyzdžiui, jeigu įmam Vilio, ne? Vilius man jisai greitis padidėjęs. Jo ar smūgių? Smūgių, ta prasme. Ir jo pačio visą, ta prasme, žaidimas tapo greitesnis. Tempas aukštesnis. Tempas aukštesnis, jo, nes tai kad, pavyzdžiui, jisai ruošėsi irgi, mes ruošėme su Sakartvelu Anhardo, irgi saliai. Tai jam pirmas dienas, kiek atsimenu, iš viso buvo kosmosas. Jis iš viso nesuprato, kas vyksta. Tai jam ta adaptacija buvo dar ilgesnė. Lyginus dabar, kai jis atvažiavo, jis nuo pirmo to atsistojo bum, tas tempas, ritmas, toksai matos tokie. Klaidų skaičius, aišku, yra sumažėjęs, bet tokia kokybė atsiradus to kamulio. Pas Edą buvo toksai irgi tasai, tai ką jisai turi savo fiziologijos, tą būtent padavimą, kurį jisai toksai būdavo banguodavo, pas jį vėl atsirado toks stabilumas. Bet viskas, ką žiūrint, tai viskas yra per greitį ritmą. Nes kai tu žaidai aukštesniuose lygiuose, tu jau nebegali žaisti 1-2 smūgiais arba vieną pataką, kitas rėmas kažkur eina. Ir tu neišgyventum ten su tai, kad tu grįžtum greit atgal vėl į 15 000. Tai vat per šitą visą eina. Iš mentalinės pusės pas juos atsiradęs didesnis pasitikėjimas ir suvokimas apie tenisą. Tokia, negali sakyti, kad jie subrendė jau, ne, dar matos, kad trūksta, bet tokia žaidybinė branda pas juos jau ateina. Jau toks jaučias, kad, žinot, iš Opelio tu jau eini į Passatą.
Nu, į trečią bambalį. Senesnį tą. Vis tiek lieki vokiško kokybinį Lexusą dar, bet tas kyla. Pavyzdžiui, kas pas Richardą, ne? Tai pas Richardą matos vis tiek, nuo pirmo mano Daviso jis vis tiek stabilus, jis laika tą markę. Ryčka ir Afrikoje Ryčka. Yeah. Tai tas yra, negali sakyti, kad Ryčka ten, wow, kažkas tokia, ne, bet jis laiko maksimalus profesionalizmas, atsidavimas, koncentracija, pasivatas lygis yra išlikęs. Tik tai aišku, ten vėl kokie tarpsniai. Buvo trauma, nebuvo, ten biškai daugiau prisižaidęs, ne, tokie smulkus dalykai, bet jaunimą tu ryškiai matai, kaip jis auga, nes jisai dar formuojasi, jis dar nesusiformavęs, dar kiek aš būsiu ar nebūsiu, čia tai dar jie kiekvienais, aš tikiuosi, kad kažkiek jie dadės. Galbūt reitingas tai nebus, wow, kažkas šoks, tai nereikia apsibriežti skaičius, bet į pačio žaidimo suvokimą, va kur esmė. Nes čia ir yra lemia. Tai visi momentumai tie... Negalim Dievo į medį varyti, žiūrėdami, pavyzdžiui, Viliaus reitingą. Ta prasme, turbūt nelabai čia kas tikėjosi, kad iš esmės, taip, šitam etape jis jau bus... Aš manau, kad mūsų tų spekuliantų lietuvių lūkesčius jis jau viršė. Nes iš esmės ten visą laiką, nu ką tas Vilius, nu ką, jeigu ant grunto žais 300-200 maksimum. Nu, stovi 180. Aišku, žinant Viliaus ambicijas, kad ir jo visos komandos, jie tikrai nesitenkins to, kur yra čia dabar, vis tiek turės daryti išvadas, turės savo tą sėkmingą grunto tenisą kelt ant hardo kažkokiais būdais, kažkokius tipsus atidirbinėti, taktinius aspektus, per kurią prizmę jie gali pakelti savo tą lygį ir jie vis tiek turės tą daryti, jeigu norės eiti toliau, čia neišvengiama yra ir jie tą padarys, aš manau. Ir tai va čia ir bus tas didžiausias, tas brandas suvokimas, kai Vilius, Edas, jie galės žaisti visur vienodą savo tą tenisą, kokybišką gerą, ant visos dangos. Aišku, ten bus taktiniai tam tikri niuansai, nes kiekviena danga vis tai tiek reikalauja biškai kitokio suvokimo, bet žaidybinė branda, kad, tarkim, jeigu aš gerą turiu padavimą čia, ant hardo, salėje, lauke, aš turiu turėti išlaikyti vienodai. Ta, ką daro Richardas, ta prasme, per ilgą metą pas jį yra visur vienodai. Jeigu Richardas, tarkim, nemėgsta grunto arba ne, jis tiesiog nesirenka jo. Bet iš esmės, kuris be žaistų, jis žaidžia visą laiką vienodai ir išlaiko vienodą tempą ir lygį. Va to, ko trūksta jaunimui dabar pas mums. Čia turbūt ką visą sakėjai apie tą brandą, ar ne, apie tą žaidimo tempą. Aš tai taip galvoju, kad ta komanda, ar ne, kurią turi mūsų abu jaunuoliai, na, didelis dalykas, žvelgiant turbūt į praeitį, va, tai Ryčkos tą atėjimą iki to, jis, na, tokios gal geros komandos, tokios patyrusios komandos aplink save, net galima sakyti, kad neturėjo. Čia turbūt yra prabanga pas mūsų jaunimą šiuo atveju. Tai va būtent ir sąlygos, ir treniruočių lokacija, ir galimybės, ir ten tų žaidėjų pilna, ta prasme, jie yra ten, kur yra geriausia tobulėti šiandieną. Ir tai yra, jie nesitrina, atsiprašant, gerbent visas Lietuvos mūsų infrastruktūros sąlygas, bet mes tiesiog neturim žaidėjų, mes galim pasiūlyti, kiek nori, treniruokis nuo ryto iki vakaro, bet su kuo, kas ten stovės aikštelė kitoj pusėje. Tai čia yra, o tenais yra tenais, kur gali Ispanija pasiūlyti labai daug. Ir kiekvieną dieną skirtingą meniu galėtų pasirinkti, tik tais nori. Ir tam procesą jo būtent ir vyrų, ir visi yra pakankamai motyvuoti. Ir kartais netgi, kaip buvo Viliui sezono pradžioje, gali su Alkarazu pamušti kelias dienas. Tai jo, tai iškrenta tokie dalykai, tai čia neįkainoma patirtis pasišnekėti ir pabendrauti. O tas labai motyvuoja. Ir tu treniruočių procese po Alkarazą, po dar geresnių žaidėjų, nu, tu jau žemiau nebenori, sorry. Ten jeigu yra savaitė atvažiavus, kažkur gali ten su kažkom pasižaisti, tiesiog, bet tu jau pats žinai, kad čia ne procesas, tiesiog tau reikia palaikyti iki kokią, tarkim, Lietuvos čempionato, dar kažkur, tiesiog. Tai nėra, tu net nevadini tai procesu, tiesiog tai toliau, kad variklį neužgėsi. Bet kai tu tenais esi ir tu sakai, žiūrėk, kaip tu galvoji, kitą savaitę pastiruojam su to, važiuojam ten. Ir į Challengerį gali nuvažiuoti su mašina per 1 valandą arba 2 nuo bazės savo. Visą lokaciją, viskas ir... Jie yra gerose komandose, gerose rogėse, tai daug dievė, kad sekančiam Devise mes pamatytume juos dar vis kitokius ir dar vis labiau subrendusius ir nebijotų imti, kaip sakant, atsakomybės ir Deviso komandos tą vairą, kaip sakant, į 19-mečių, 20-mečių rankas atiduoti ramiai arklį. Ką, mielas pašnekovė, brangus žiūrovė, grįžkim tada prie dvejetų, dar trumpam į Kroatiją. Prieš Devisą visi sakė, nu, ne visi daug kas sakė, kad, nu, dvejetas tai čia yra viskas. Tie patys sakė, ne? Jo, palaidojam, atiduodam ir viską, galim tik tai vienetus susirinkti. Dvejetų gavosi. Ne veltui, aišku, ten taip kalbėjau. Jo, prieš ką žaidžiam jo. Bet kadangi Mektičiaus nebuvo, liko vienas Pavičius iš tų dviejų jau dievų dvejetų kroatiškų.
stojo į kortą kartu su jaunu Poličeku, su kuriuo Edas yra laimėjęs Roland Garrosą juniorų. Ir buvom turbūt, kaip čia, arčiausiai taško. Nu, tas arčiausiai vėl. Čia kaip ir su Edu, žinot, galim sakyti, arčiausiai buvom taško ir Edas galėjo ir čia. Bet maloniai nustebino, iš tikrųjų. Labai gerai Vilius ne tiek dažnai žaidžia su Edu, iš esmės, ne? Ir iš šitoj Devise mes neturim labai daug opcijų. Ir šitas negali žaisti. Pijus dar, bet dar jam reikia pasitemti. Ir ką mes turim? Mes turim tos 2 pirmus, 2 numerius, kurie turi eiti ir nešti tą. Ir gavos tai, kad pirmą setą vėl, vieną savo padavimą įkišom, viskas. Bet antram mes nusėmėm vieną ir kitą, iš esmės. Ir matęs, kad ir jaunasis žaidėjas turi tą tokį baimės matęs ir žinom, kad reikia spausti, bet labiausiai kas džiugina visų pirma bendradarbiavimas Edo ir Viliaus mačo metu, tas vaibas, užsivedimas, tikėjimas, nebuvo tokių kartais Devise metu, dvejetose mačo metu, kad ir mes nesam favoritai, bet vis tiek galima pamatyti tam tikrus niansus komandinės, biški zlastisima, biški nervas, biški pyksti, biški kur čia, kur tas tokie nesusikalbėjimai, nesusižaidimai, o jų vaibas toks buvo geras, komandiškas ir tas davė iš tikrųjų daug. Bet tu sutinki, kad Edas dvejetą vis dėlto jaučiasi daug geriau negu Vilius ir toj poroj jisai yra alfa patinas? Aš manau, kad jisai bus ilgą laiką alfa patinas, kad ir su Ryčka žais. Ta prasme, Edo dvejetas tai yra Edo žaidimas, ta prasme. Jisai viskas, vienetus žaidžia gerai, bet dvejetus jisai kaifuoja. Vienetus kartais reikia dirbti, reikia bandyti, ieškoti. O jeigu dar jam mes turėtume, su visą pagarbą visiems turėtume dar dvejetą žaidėją vieną, mes turėtume... Vieną reikia sugrąžinti kairę pastatyti. Mes turėtume gerą tašką. Ta prasme, kad ir jeigu Ryčka būtų sužaidęs tą mačą, tai mes tikrai turėjom šansų kabinti. Ryčka turi priėmimą. Edas ir dabar dvejetos irgi galim sakyti, kad jis visiškai kitaip žaidė dvejetus. Tai mes prisiminkime su Pakistanu, su Egiptu, kai jisai žaidė, tikrai buvo tokių daug neužtikrintumų, nors dvejetas tikrai gerai gauda, gerai suvokimą turi, nes tada buvo su Richardu žaidė. Richardas jį kaip neužgožė, bet iš esmės jis atidavė Richardui. Tu esi lyderis, ne? Tu daryk, o ką man daryti, ta prasme. Bet žiūrėk, aš galiu bet kada man tai daryti. O dabar, kai atsistoja jisai lyderis, jam duodi atsiskleisti, jisai žaidžia visiškai kitokio. Jo, būtent, ne kiek sparnai, bet tas pasitikėjimas, jisai valdo, jisai nebijo imtis atsakomybės, jisai nebijo suklysti. Nieko baisaus, nes nuo Ryčkos gali gauti, neformaliai. Jo, per ūsus gali gauti. Arba neformaliai kūno kalbą pasakys, davai nedaryk. Ir tas vėl kelia įtampą. O jie čia 2 vienmečiai atėjo, niekas iš jų kažko ten per daug nesitikėjo tų lūkesčių, bet žaidžia, kaifuoja, hebra, mėgomės. Ir antras setas buvo fantastinis, 6-1, bet vėl. Man to vietoj pasirodė, žinai, kad kaip čia, su Edu ir su Pavičium viskas aišku. Ir mačo rezultatai vieną ir kitą pusę lemia Poličekas ar Gaubas, kuris tuo metu sužais. Vilius puikiai sužaidė antrą setą, o Poličekas kaip tik turėjo savo geimą, kur ten pramušė 3 forehandus, į tvoras išdaužė. Bet mes ir lemiam, ten smešų tokių porą nepataikė, bet mes ir pasiėmėm Pavičius. Kas irgi kairė rankis atrodo gražiai, ar buvo viską taktiškai. Jo, bet ten vėlgi priklauso turbūt dar šiek tiek ir nuo to, kas prie tinklo stovė. Jeigu jis ten tikrai buvo kelių taškų, kur neužsidarė, tokių, kur ir viskas. Tai va, ta kova buvo tokia, kur Vilius su Poličeku. Antrą setą jie kaifavo, ta prasme, akis degė, bet vėl. Kas gavos taip trečiam? Pradėjo kuratai, pasiėmė savo servą ir mes iškart pop. Ir viskas. Ir ta gaunas su 3-0 trečiam sete. Tada kaifas baigėsi. Tu supranti, su kuo žaidži, ta prasme. Tu žaidži su dvietistais. Tu nežaidži, tarkim, mes turėjom tokią pat atvejį su Sakartvelu. 3-0 pasivedėm, turėjom padavimą, atrodo jau viskas, užsidarom, hebra. Bet vat, per anksti patikėjom, tas jaunatviškumas, tas azartas ir tikrai Tadas su Edu žaidė puikiai tą mačą irgi. Kapstėmės, bet o čia iš tokios situacijos tu supranti, kad jie jau nebeklys. Čia trečias setas yra, hebra. Ne iš 3 laimėtų žaidžiam. Iš 3 laimėtų dar tu turi šansą. Dar vieną setą atsigriebti. Būtų vėl kitaip iš psichologinės pusės, o čia buvo po to jau sunku, jau kad ir kaip ten bandėm šnekėti vyrai, davai žaidžiam, bet jau matys, kad biškitas ir veidas toksai jau nukritęs, nes nėra taip paprasta sulošti. Lemia momentai, kai tu žinai, kad tu gali ir slegia daug tokių dalykų, čia po tokio puikaus antro seto ir... Ypač kaip priešai stovi vienas olimpinis čempionas, Grand Slamo laimėtojas. Jautėsi tau kaip treneriui, matėsi, kad Pavičius yra dvejetose kito lygio žvėris? Man
Taip, kad jis yra visiškai kito, ne, bet jeigu vis tiek, kai stovėtų su ateidavo- savo partneriu, Nu jo. tada tu pamatytum visą jų pokštę, visas galimybės, nes jis bandė neužgošti. Jo, Jie Ne- labiau, ne kad tik- pirmą kartą žaidė. Jo, ar ne, netim kartu. galimybės palaikyti jį, nes jis turėjo ne tik tempt savo, bet ir turi jį palaikyti, nes matėm, kad pradžioje labai daug klaidų tokių darė ir buvo kalba nebe Pavičių, o buvo kalba daugiau apie partnerį, kad palaikyti, kad užvest, kad jis įgautų pasitikėjimą ir tiesiog, mes tiesiog žaistume Pabūt ir tėvų dviejų. biškį, ar ne? Jo, būt tėvų, nes mes irgi nesam dviejų porą, mes tiesiog atsistojam, babank lošim. Taip. Bandom taip, kaip mes sugebam, o jie vis tiek jie supranta, kad jie turi parodyti klasę. Tai vad sakau, būtų labai buvę, tarkim, taip, kaip mes matėm Argentinoje, dviejotistų porą, ne? Taip. Ten jau jie žino, kur kas bėga, kur kas kvepuoja, tas taigis, tas, ten matos, tai jauti, kad atrodo nėra greičio, ne? Viskas paprastai dėliojas, bet jie dėlioja kaip šachmatus. Į vietą, laiku, greitis, tas. Tai pas Pavičių matęs tas meistriškumas, kada reikia papriminėti, kada reikia užlysti, bet jis turėjo globoti. Nu, sąlyginai globoti, bet jis turėjo Kartais gaunasi, globoti dar ir prižiūrėti. forsuoji šiek tiek įvykius, Jo, ta galvoji, prasme. kad tai silpnesnis, tai Kad tu tik biškį globot daugiau nereikėtų. padarysi ir tada gaunasi toks ir Jo, savo. bet, sakau, lemiamą momentu vis tiek jie padarė savo, ką reikėjo, kada reikėjo, nusibrikavo ir tiesiog ir pasidarė. Nes po spaudos konferencijų irgi partneris dvejeto Pavičius jutau didelį įtampą, nes tas matęs visiškai, ta prasme, jutau, bet labai džiaugiuosi, kad pavyko laiku susitvarkyti, nes ten kalba buvo tik apie tai, nurimk. O pas mus buvo kalba, varam, chebra, kaifuojam, mėgojamės, galim, darom ir po antro seto tikrai labai gerai ir iš esmės net nespekuliuojant, kad, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu Edas sužaistų, būtų su Richardu. Ir ką puikiausiai matėm, kad mes galim puikiausiai žaisti ir tokių sąstabų. Tiesiog mums reikia galbūt momentais padavimo geresnio, reikia biškai greičio, tikslumo, bet mes galim žaisti. Todėl, kad mes žaidėm irgi ne su bet ko, žaidėm su dvietų specialistų, su pusantro dvietų specialistų, nes Taip. nebijokim to pasakyti, bet iš esmės mes tikrai galim žaisti. Gerą prieimimą, padavimas laiku ir viskas. Ir tiesiog, kad ir pralošė setą, Chebra atsitėsi 6-1. Tai tikrai jie mažiausiai to tikėjosi. Aš galvoju, kad dar psichologiškai gali būti tas momentas, kad jaunimui šiek tiek irgi reikia jau suprast, kad jau viskas, jau čia jau mes būsim ta perimam. pagrindinis, tą fakelą ar ne, tą perimam jau po truputį, o dar vis tiek čia turbūt važiavo, tikėjosi, kad matė, kad Ryčka, žinojo, kad tai neblogoj formai. Tas ir yra niuansas. Tas toksai, jo. Nes jie supranta, kad jie kaip ir jau turi imtą drąsiai. Jo. Bet, Bet dar tikisi, kad dar kažkas lyg ir padės. Truputį, jo, bet neformaliai vis tiek lyderis morališkai yra Ryčka. Taip, Ta prasme, viskas aplink Ryčką eina. Jie klauso, žiūri, kalbasi, dedasi, strateguoja, stebi ir toks gaunas, kad dabar čia aš pala, bet čia Ryčka, aš čia dabar, ne, o kaip tu man padėsi kažką, pasakysi, tas toks. O čia turėtų, eini ir viskas ir darai. Jeigu turit man pastabų, sakot, neturit, aš einu ir darau. Tiesiog to reikia, bet čia tik laiko klausimas. Laiko klausimas. Paskutinis mačas, ketvirtas, nežinau, ar yra ką apie jį daug kalbėti. Dodikas 19-metis išskalbė Vilių 3 ir 4. Vilius, kiek mačiau, žinau, nenorėjo žaisti to mačą, bet nebuvo daugiau ką leisti pagal tam tikras Deviso taisyklės, nes Jo, negalėjo Edas. Negalėjo Edas, Pijus irgi negalėjo, nes turėjo tokių traumelių ir nenorėjom dėl aplamai, ta prasme, turint du žaidėjus leisti traumuotą, kur su tikimybė, kad nebaigs mačą prieš transliaciją, žiūrovus, prieš fanus, ta prasme, būtų labai neprotinga. Edo negalėjom leisti dėl taisyklių, nes jis buvo antras numeris ir negali keisti paskutinį dieną, tai turėjo eiti Vilius. Norėjo, nenorėjo, tai čia aišku, toks formaliai, mes neįlysim į vidų, bet iš esmės buvo tai, kad po tokio mačo pirmo nepaėjo numeris, kaip pirmą dieną dvejetus gavom. Ir 20 minučių pertrauką tu turi žaisti. Morališkai tai nėra toks labai, kad tu čia trykštum, o dabar eina atsigriepsiu. Kai nieko nelėmė. Jo labiau jo, kad tu... Kai nieko nelėmė, du pralošiai, tu esi komandos lyderis, ką daryti? Kaip dabar savis taigi, ir eit su akim. Bet vis tiek jisai nusiteikė žaidė, bet aišku, išleido visiškai šviežią žaidėją, visiškai ta prasme, tik jis nieko nežaidė. Išėjo, motyvuotas, nori irgi įrodyti, nori pasirodyti, geras žaidėjas, Chebra. Tai neišėjo 800 žaidėjas, kuris ten, nežinau, vietinį. Prieš tai Džukovičių. 7-6 ta prasme. Ir iš tikrųjų, tą dieną jis žaidė fantastinį tenisą, jis žaidė gerą, kokybišką tenisą, greitą, ta prasme. Ten, kad sakyt, kad ten Vilius nenorėjo, ten buvo pasyvus, ten kažko negalėjo. Tiesiog
iš taktinės pusės taip pat neleido žaisti Viliui tai, ką jis galėjo. Tai kas nori žaidė greitą, gerą žaidimą. Bet čia proga pasitikrinti. Antras dalykas - galvoti, kad jaunimui, ko jaunimui reikia ateityje. Jaunimui reikia nusiteikti žaisti visas dienas, visų pirma. Nesvarbu, koks rezultatas. Be išeiginių, ne? Be išeiginių. Ar mes laimim, ar mes pralaimim, tai, ką darė mūsų senbuviai, Richardas, Laurynas, sulošė mačą 20 minučių, polisis dvejetus, po dvejetų eini žaisti, niekas neklausė. Tu atvažiavai, tu žinai, kur važiuoji, žinai formatą ir tu turi nusteikti, kad tu 2 dienas turėsi varyti. Tai ne 2 dienas, 1 diena bus labai sunki. Pirmą dieną mes tik žaidžiam tik 1 mačą. Antrą dieną tu turi būti pasiruošęs po dvejetų, išeit ir sužaisti 100%. Nebegali būti taip, kad, žinot, galiu, negaliu, noriu, nėra prasmės, nebekyla. Mes žaidžiam už Lietuvą, mes turim rodyti. Mumis žiūri, stebi, iš mūsų tikis ir jeigu mes nenorėsim ar negalėsim žaisti, nu, sorry, tai apie ką tai yra visi. Ir nesvarbu, kad rezultatas 3-0. Mes žaidžiam dėl patirties tada jau 3-0, žaidžiam su aukšto lygio žaidėjais, apie kokias šias diskusijas. Leis, dėl ko mes turim, aišku, galim leisti Pijų dėl patirties, bet jeigu Pijus kol kas dar jisai netempia, jis net negali būti konkurencingas ir pasipriešinti, bet mes turim 2 žaidėjus aukščiausio lygio, kuriems patirtis komandinio formato yra minimali dar. Ir jiems reikia būti, žinot, ką reikia daryti kaip lyderiui pirmam numeriui, žinot, kad reikia žaisti kada antram numeriam ir gebėti sužaisti po dvejetų, atsistoti, hebra, ramiai, einu aš, padarysiu. Einu, kaip bus, tai bus, bet aš padarysiu. Ir tu duodi signalą visiems hebra, žaisiu. Dar pas juos kol kas to nėra, nes iš esmės, jeigu žiūrint jų visą chronologiją, ne, jie nežaidžia 2 mačų į dieną, ne, nežaidžia 2 mačų net po 30 minučių pertraukos. Šiandien Vilius žais, jeigu laimės pirmą 2 mačus. Bet jis gavo prieš tai ilsėtis. 2-1 suložė, kai futbolai eina ilsėtis, 2 dienas vėl eina žais, bet iš esmės va to reikia. Ir va tam jie turi kartais ir nemalonu po 2 pralaimėjimų, tokiam aš įsivaizduoju, kai Viliui ateini Rūbinė, čia dvejetas nuslydęs, čia turi vos ne vieną ranką pasitampyti, pavalgyti dar ir turi galvoti, kad tu turi žaisti. Tai jeigu faktas, jeigu būtų, pavyzdžiui, dvejetus pasiėmė, tai manau, kad visai ant kitokio parako. Tai būtų ne, tai čia buvo kaip su Sakartvelu. Išėjo po dvejetų, žaidė ir Vilius laukia to mačo ir išėjo, sužaidė paskutinį. Viskas tvarkoja. Tai va, reikia suprasti, kad Devisas tai nėra tik tais pergalės, kad ir tu pralaimi, kad ir rezultatas, aišku, tu turi vis tiek kaip lyderis atsistoti ir sulošti. Nes laiko bėga, jie taps pavyzdžiai 3., 4. ir 5. numeriams. Ir jeigu mes įsivesim tokią taisyklę, kad 3-0, eik, tu ten, kas ten galas, eik žaist, ne, nieko nebus. Vis tiek tai yra požiūrio klausimas. Taip. Mes esam lietuviai, mes turim stipriausius ir einam per stipriausią prizmę. Jeigu tu negali, blogai pykina trauma, lėktuvas, nu kažkokias ekstremalias sąlygos, faktas. Bet jie turi suprasti, kad dabar kitaip nebebus. Ir jūs temsi tą, ką darė Richardas N metų, 16-17, darė Laurynas, darė visi prieš tai esantis, Muraška, ten eidavo žaisti su mažais. Tai yra, kitaip nebus ir tai bus visą laiką. Jeigu jūs norite atstovauti Lietuvą, ruoškitės. Taip, būtent, ta prasme. Tu žinai, kad tai yra projektas savaitinis, kas pusę metų, nusiteikti. Reikia paprasčiausiai nusiteikti. Tu žinai, kur tu važiuoji. Na ir garbė galų gale. Būtent, ta prasme, nu vis tiek tai už Lietuvą atstovauji. Ką, laukiam kito mūsų Deviso, kitų metų pradžioje, spalio pradžioje bus burtai, turėjo būti šią savaitę, bet ten dar kažkokių to ITF vidinių priežasčių nusikėlė į spalį, linkiu visiems mums kelionės į Togo. Reikės karštas taškas. Šiaip ten nenuvažiuosi. Latvijai ten skaudžiai atsiėmė nuo jų. Nu, taip. Čia matau iš asmeninių paskatų kažkaip jau krypsta. Geografinių. Ką, jos Openas vyrai, mes dar neturėjom progos skirti 10 minučių jos Openui, gal perbėgam greitai. Visų pirma, linkėjimai Aisčiui Šlajui, kuris čia prieš jos Openą sakė, kad laimės Sabalenka ir Sineris. Aisti, tu geriausias, nieko čia daugiau nepasakysi. Vanduo keliauja pas tave? Neblogai, visi spėlioja. Tvarko jo. Tu irgi buvai Frico fanas ir sakei, kad jis ten toli keliaus. Nu ir finalė dar tikėjausi, kad sujudės, bet kažkaip. Kas įstrigo iš New Yorko? Senai tai buvo, bet kokie prisiminimai kutena širdį? Kokybės trūkumas turbūt labiausiai įstrigo. Man tai šiek tiek jautėsi, kad toks turnyras, kur jau vis tiek po tų olimpinių pagirios žiūri, jo, nu aišku, post-olimpinės pagirios dėl Džoko, jo, ir dėl Karlitos, ir dėl Džoko, bet ir bendrai, nu tu pažiūri, aš vat vakar kaip tik dar
šiek tiek irgi prisiminiau, nes nemažai teko žiūrėti, bet kažkaip, kaip ir sakai, jau tas laikas prabėgo. Tai pavyzdžiui, ketvirtfinalyje tarp 8 stipriausių tik tai vienas buvo iš tų pačių, kurie žaidė, tik Zverevas žaidė ketvirtfinalyje olimpinėse ir paskui žaidė, tik 3 žaidėjai buvo tarp 16 geriausių apskritai, kurie irgi ėjo giliai. Nu, tai va irgi parodo, kad jeigu tu giliai olimpinėse įėjai, dauguma jų forma netėjo. Pas moteris irgi tik tai Šventek ir Dženk 2 tik tai patempė irgi, kad būtų ten ketvirtfinalį ir ten ketvirtfinalį, bet irgi ne viena nelaimėjo, kaip sakant. Tai, nu, man atrodo tokie, žinai, gali būti ten vienas, kitas momentas, ar ne, bet kai tu pažiūri, nu, statistika nemeluoja ir akivaizdu, kad gal šiek tiek irgi čia suveikia tas faktorius, ką ir su Vilium, ar ne, kad tu per dangas turėjai šokinėti, turėjai grįžti. Ten buvo tas šokinėjimas dar žiauresnis, nes žolė buvo įsipainius jo. Tai aš manau, kad ta visa lentelė ir sumaišė. Iškrito 2 lyderiai ir pirmam rate dar. Tai įsivaizduokit, pirmą ratą, kai iškrenti, tai ten dar labiau maišęs. Iškrito ne 8-finalį, ten jau kaip ir būtų nuspėję. 2-3 ir tenais, tai reiškia, ta visa pusė makaluojas, ten gali bet kas iššauti, ta prasme, tai tas ir įvyko. Tai grįžtant prie Alcarazą, tai taip ir jis sakė, sako, emociškai nebuvau, nesustvarkiau daug klaidų iš pirmo, ta prasme, numatęs, kad jisai visiškai ne tas yra. Ir sako, kiek tai įtakos turėjo ir Džokovičius lygiai tas pats. Olimpinės turėjo įtakos visų pirma, nes nespėjo susirinkti. Džokas sako, iš viso, sako, aš galvojau, kad vykstu po 1,5 savaitės, jau galvojau, kad pasiruošęs, o pasirodo, sako, kaip aš atsidūriau aikštelėje ir supratau, kad aš iš viso, ta prasme, pas mane nieko nebėra, nei pamatų, nieko. Aš sako, su tokiu padavimu, aš sako, kaip stebiuosi iš viso, nuėjau iki 3 raundo, nes sako, tiek darant klaidų, nepaduodant, sako, tikėtis, kad kažkas įvyks. Sako, aš nesuvokiu ir sako, man reikėjo žymiai didesnės pauzės, žymiai didesnė atsistatymo ir tiesiog aš... Tarp eilučių ten tiesiai šviesiai ir sakė, kad mano metų tikslas buvo olimpinės, aš jas turiu ir čia dabar imkite tą US Openą ir dalinkitės. Nu, tai čia gali sakyti, kad va, ten pirmi metai nuo 2011, kai Džoko nelaimė Grand Slam'o, ar ne, bet, nu, akivaizdu, kad prioritetas buvo vienas, savo reikalus jisai pasiėmė. Aišku, čia daug tokių pirmų kartų, nuo 2003, ar ne, man atrodo, pirmas, kur Big 3 nieks nelaimi. Tada galima taip pat pasakyti, kad va, jau dabar uždaro jau tuos metus Grand Slam'us, irgi toks faktas, kad 1993 paskutinį kartą buvo, kad visus Grand Slam'us pasiimtų jaunesni nei 23 metų. Tai va, ką mes kalbėjom, kad ta tokia banga ateina, bet man kas dar įdomu, visą laiką kalbėjom, kad išeis tie didieji, ar ne, ir tada lyg ir bus laisva ir čia visi galės. Bet kaip matom, kad ne visi, tai va dabar man klausimas, kas čia, kad nieks realiai nelabai ir keičiasi, reiškia, kad kažkur vis tiek bus sunku pasiimti, nes dabar jau matom, kad priaugo, gal per ilgai tie didieji užsibuvo ir priaugo nauji tie tokie jau rykliai. Aš tai galvoju, kad nebebus stabilumo, taip, ką mes kažkada esam kalbėję, kad bus va, tokie miksai maišys, ką parodė dabar, jeigu pirmam ratį iškrenta tokie lyderiai, tai su Amerikos žaidėjų... Gal jie nekris? Ne, taip nekris, bet su dideliu arsenalu, ta prasme. Amerikos namuose 15 žaidėjų. Man tiesą pasakius, Amerika ir išgelbėjo Ameriką šitoje vietoje šitą visą Grand Slamą, nes pusfinaliuose iš 8 žaidėjų buvo 4 Amerikos vėliavos. Ir aš, ta prasme, tiesą pasakius, nelabai dažnai tose kortuose ir didžiosiuose stadionuose ten girdytos skanduotės USA. Rodikas buvo paskutinis, man atrodo, kažkas. Agassi, Rodikas, jo. Ten iš tų laikų, kurie ten darė. Tai čia ir buvo, kai Rodikas laimėjo Openą, iš esmės daugiau ten arčiau niekas ir nebebuvo priartėjęs. Nieko panašaus nebebuvo. Ne, tai čia jiems tai kosminis iš tikrųjų turnyras, dar ir oras šiaip reikia pasakyti, kad labai geras buvo, nes paskutinius 2 Grand Slam'us tai jaukdavo nemažai ir Prancūzijoje, ir Didžiojoje Britanijoje, o dabar tai tikrai... Bet finalas, pasakyti, taip ar buvo gražus, tai aš nežinau, man atrodo, kad buvo toksai, matęs Sinerio tą klasę, žaidė aukštesniam lygiai, nors... Fricų, tai čia buvo maksimums, ką jis gali padaryti. Įveikė Rudą, Zverevą, Tefą. Nu, ta prasme, jis jau kito atėjęs, jau ten jau išsibarstė viskas, įtaškė savęs, bet ta prasme, jis neturėjo ką pasiūlyti. Jo, netgi moterų finalas turbūt buvo, ta prasme, šiek tiek įdomesnis. Šiek tiek įdomesnis, bet Sabalenka irgi pažiūrės visą tą chronologiją, kaip jinai atėjo, tai ten, Jėzus Marija, po geimą 2-2 finale, ten pusfinalis buvo, pradėjo ten toks biški ir finalas, bet iš esmės irgi tai, ką žiūrit, mačo kontrolė jos rankos.
tas greitis jos, tas ten žaidimas, tai vėl... Nu, tik bangų labai didelių buvo, kažkaip ypač antram sete, Sabalenkos pirmas laimėtas setas 3-0 antrame, po to 5 geimai praleisti, 3-5 ir 7-5 vėl atgal. Čia jinai yra Sabalenka, čia jinai taip žaidžia iš esmės. Kuo mažiau duobių, tuo jinai tada šluoja, bet jeigu va, tokie kažkur biški ir viskas, nu bet visą US Openą nušluo taip po 6-1, 6-2, 6-2. Kažkas nerealaus, vis tiek, ta prasme, tai pusfinalas buvo 6-3, 7-6 ir finalas 7-5, 7-5, bet ir tai matęs, kada reikia, vis tiek jinai dadėjo greitesnė. Tai... Moterų finalo, beje, įdomus faktas, žiūrimumas buvo šiais metais didesnis ir geresnis negu televizinis, negu vyrų. Žin kodėl. Tai čia gal akmuo į mūsų daržą tų, kurie kartais sako, ar čia verta lygus prize money yra geras dalykas, ta prasme, tai moteris šiemet buvo žiūrimos Amerikoje geriau negu vyrai. 20 amerikiečių. Jo, šiaip apskritai, nu, pavyzdžiui, pasižiūrė ten finale, kiek žvaigždžių ar ne, tiek pas vyrus, tiek pas moteris, tai nu, labai labai smagus žiūrėti. Aišku, va, kaip ir sakė Šarūnas, Fricas gal šiek tiek toks negali pasakyti, kad jau visiškai netėjo, nes šiaip jisai nu, pasitikėjimą didelį turėjo, geras turnyras. Realiai, aš manau, dominavo. Supranti, kad čia gali pasimti nu, ir vis tiek namie, taip toliau, bet padavimas kažkiek nėjo pačiai pradžiai, aišku, iškart nubreikino jį ten iškart pačioj pradžioj. Nu ir man tai šį būtų buvę įdomu pamatyti, jeigu būtų ta trečia, kur jau atrodė, kad jau viskas 5-3 pirmauja, jau turi beveik savo kišenį, būtų pasiėmęs ir jeigu nusitempė Sinerį, va, įdomu būtų, nes šiaip Sinerio įdomi statistika, dabar mačiau patikė, kad tų mačų, kurie vyksta daugiau nei 3 valandas 15, per savo visą karjerą Sineris nei vieno nėra laimėjęs, visus 7 yra pralaimėjęs. Sprinteris. Tai dar bus įdomu, aišku, kol kas... Kremo gal neturėtų. Na, visi laukia dar, kad Sinerio ir Alcarazo to tokio tikro susidūrimo 5 setų, žinai, kažkur ten pusfinalį, finalį, nes dabar irgi gaunasi, kad abu dar nėra nei vienas Grand Slamo finalo pralaimėję, irgi jeigu jau ateina, va, nors atrodo jauni ir neatrodytų turėtų būti sunku. Bet matom, kad nieko panašaus, persilaužė. Aišku, Sineriui labai buvo sunku, matėsi tuose pirmosiuose ratuose, kai jis atėjo į tą prožektorių šviesą ir tu jau matai, kad čia visi jau žiūri į tave su tuo padidinamu stiklu dėl to viso dopingo skandalo. Jie užkulisiai duoda, bet iš tikrųjų iš šitos pusės sveikitina. Jo, ir pirmas mačas buvo turbūt pats sunkiausias, jis buvo minus sete ir minus breikė. 4, man atrodo, net buvo. Jo, ta prasme, turėjo breiką prasileidęs ir antrame, bet po to jau jis daugiau tų problemų rimtų nebeturėjo, bet tas šleifas matyti vis tiek šiek tiek jį dar persekios. Tai žurnalistai kad net ir džiaugiasi jis taip rezervuotai tuo titulu, matėsi, kad nenorėjo gal čia afišuoti labai jo, nes visi pasisakė, ta prasme, visos būsios žvaigždės ir va, Fedai, kiek ir vis tiek tai yra autoritetas, ta prasme, jeigu jie publikuoja ir skelbia straipsnius, žiūrėk, visiems sąlygas, tai toks eini, toks kaip ir čempionas vis tiek sudėtas. Čempionas, bet, gal va, kišenį pilna prisikišęs batonėlių, kurie man padėjo laimėti. Kremo likę biškiam, ant žando. Su to kremu tai... Jo labiau, kad, aš čia dabar pažiūrėjau visai nesnai, 22 metais buvo istorija su, dabar neprisiminsiu pavardės, Italijos tenisininku, kuris Marokė buvo pagautas lygiai su ta pačia substancija ir gavo 4 metų baną. Tai tų klausimų matyti, kad kils, aš kaip suprantu, istorija nėra uždaryta, nes kažkada kitą savaitę turėtų sueiti terminas, į kada VADA, pasaulio antidopingo agentūra, dar gali apskūsti tą sprendimą, leisti jam žaisti, tai cirko dar turbūt gali būti, velnias žino, kiek tai tikra. Mano dar vienas rimtas highlightas ir turbūt pats mieliausias gaila nutikęs turnyro pradžioje buvo Evanso comebackas prieš Kačianovą iš 1-4 ir... 0-4. 0-4. Ir 15-40. 1-4 ir 15-40. Tai Šarūnai psichologiškai, kaip tokie comebackai atsitinka? Reikia vieno geimo iš tikrųjų, jeigu taip... Kad grįžta, ne? Jo, vieną geimo ir žiūrėkit, kas vyksta, jeigu žiūrėt tą mačą, kas su žiūrovais darės. Taip. Jo labiau, kad Kačianovas dar visuose kituose geimuose Evanso turėjo breakpointų, ten 6 ar kažkiek. Ir ta intriga, kai buvo 4-1, 4-2, po 4-2 visi atsistoja. Ir visi žiūrovai į vieną pusę, į vieną Evansą. Ten kaip Feniksas įsikėlęs ir jis į tą jautęs. Ir jeigu matyt Kačianovo kūno kalbą, jis taip tik tais galva nuleista ir ėjo, geso. Ir tie žiūrovai jį dakalė iš tikrųjų, nes iš esmės ten jau buvo į vieną kasą. Tai ne tai, kad buvo už gražų žaidimą, visi norėjo to tokio, ne tai, kad buvo prieš Kačianovą, bet tiesiog iš 4-0, 5 setas. Ir mačas, žiūrėkit, 7-6. Pirmą setą Evansas gavo irgi iš setbolo, ta prasme, jis galėjo ramiai, po to 2 setų 7-6 ir užsidaryti tą mačą, tai tikrai nebuvo ten, kad kažkas ten buvo, jis buvo vertas, jis gerai žaidė
ir įvėlė į savo tą žaidimą, tad kai žiūrėjau, tie slaisai jo iš kairės, Ypatingo bjaurumo, ar ne, žaisti prieš. Ir jis toks minkštas, jis nėra toks greitas, jis toks minkštas, lėtas ir tu neįbėgsi. Turi dirbti su juo. Turi išlaukti ir turi dirbti. Ir vis tiek jisai žaidė per tą kairę pusę ir jisai pjaustė. Ir po to jau ten vyko šou. Jau nuo 4-2 vyko šou už kiekvieną tašką, kai kokį žiūrėtume Davisą pasaulio čempionatą ir stoja. Ten tas mačas turėjo 5 setą perkelti į centrinę tribūną ir ten būtų, žiūrimumas būtų nenormalus. Finalai, ne? Būtent, ta prasme, ten buvo intriga, ta prasme. Ir visi ten atsistoja, matys, kad iš šonų visi ir kaifavo, ta prasme. Ir tas sugrįžimas ir su kiekvienu gėjimu, tas Sevansas pats dar to žiūrėjau, sako, kartais tai būna. Sako, užsivedžiau ir kovojau ir tikėjau ir po to supratau, kad galiu ir viskas. Ir tas žiūrovo, tas impulsas, ta emocija perduota. Tai, persidavo. Sakau, Kačianovas su kiekvienu gėjimu jis taip matęs, cik, gesa, bandė nuo 4-4 viskas atrodė. Įdomių mačų buvo, aš Šapovalovą žiūrėjau tą pravalą, bema kaip jisai kažkoks įsitaškis visiškai, atrodo, paskutiniu metu nepanašus į save, dar prieš porą metų toks vienas perspektyvesnių irgi atrodė to tenisininkų. Bet jis nuo seno garsėjo savo psichologiniais reikalais. Bet jau taip, jau kur žiūri ir atrodo kaip mėgėjų, žinai, toks atrodo, dar viską ten gali dar pakeisti, bet jau žaidžia taip, kad beleką ten daro, muša, ten pykstasi su visais, su kuo įmanoma. Toks cirkelis neblogas. Dymos galbūt gaila irgi. Jo, tas vis dar. Dyma irgi toks. Geras vynas, mes jau čia kiekvienoje laidoje apie tai kalbam, kad su senatvė... Jo, ir galėjo, ir tiesiog, atsitiko taip, kaip atsitiko, aišku, bet žaidimo kokybė, vis tiek jisai dar, kaip sako, on fire, ta prasme, lošia. Turbūt dabar žaidžia geriausią savo tenisą, nes irgi vienu metu čia buvo... Kažkas yra wow. Cicipas tas pats irgi nuvylė, iš tų tokių nuvilinčių. Nežinau, ar Cicipas jau nuvilė, jis jau tiesiog jau... Stabilus. Jau aš irgi priprantu. Šiaip įdomu, dabar bus daug intrigų prieš Australiją, man tai yra tikrai nemažai, turbūt, kad Džoko, vis tiek, jeigu dar jums, tai gal geriausias šansas pamėginti. Ir aišku, Sineris pirmą kartą gins, jau sakykime, taip atvažiuos, Karlusui galimybę užsidaryti visus 4, ar ne, neturi vienintelį Australijos ir būtų tada irgi jauniausias tą padaręs. Tai tokių nemažai intrigų. Ir Nekženo dar lauksim, dabar ant ribos, ar ne? Ant ribos vėliau šiek tiek svyla padai tenai, jis dabar yra 8 tose lenktynėse berods. Man atrodo, dabar į 9 nukrito, ne? Tai laukiam geros jo sezono pabaigos. Neblogai ten Vongas sudėjo, dar kiti ten jaunuoliai. Bet dar Vilius turi laiko, nes aš kaip suprantu, viskas spręsis pirmomis gruodžio dienomis, kas dalyvauja Nekžene, vėliau laikykis, nepasiduok ir... Šiemet labai vėlyvas, ar ne? 18-22. Jis ten prieš kalėdinės dovana. Ką, šią savaitę mes žiūrim mūsiškius, žiūrim Azijos svingo pirmus 2 rimtus turnyrus. Tokijoje yra suvažiavusi visa Amerika ir laisvasis pasaulis, Kinijoje, Sineris, Alkarazas ir Rusinas. Tai Sinerį Alkarazą prie to, ne? Taip jau jie pasirinko. Prie europiečių. Taip, ką dar, man dar visai krito, mes čia kalbėjom, kaip gerai, kad Kroatijoje nebuvo Čiličiaus, ar nežinau, ar gerai ar negerai, o sakėm, gal jis kaip tik jau beveik miręs. Ir dabar jis antras. Ir jis staiga pasiėmė ATP 250 Kinijoje ir tapo ATP turnyro čempionu su žemiausiu EVA reitingu. Tai po tos pergalės Kinijoje jis šoko per 560 berods pozicijų, priartėjo visiškai prie 200-ko. Tai čia yra tas turbūt, žinai, toksai man variantas, kai aš sakydavau anksčiau apie Rafą, apie Del Potro, kai žmonės gali nežaisti metus 2. Ir vis tiek. Tada vieną turnyrą kur nors sužaidžia, tada atvažiuoja ir pasiima 250 be jokių, duoda visiems per ausį ir tai Čiličius ko gero irgi vis dėlto yra tenisą lankęs, ar ne? Prieš Devisą aš dar, kai nežinom, pakankamai sudėties dar turėjau tokias, nes jisai praeitą Devisą lošė su 1000 tam. Taip, reikia. Ta prasme, tai vis tiek jisai žaidžia ir jo tas meistriškumas niekur nedinga, nes jeigu įstato žais 1000, kai turėjo masę jaunimą, tai jau daug ką pasako, bet... Aš šiek tiek žiūrėjau porą highlightų, kaip jis žaidė, kaip jis bėga. Tai jeigu taip nežinotum, o taip žiūri iš viršaus, tai net nesuprastum, kad ten jisai. Tokio ūgio ir tokių metų, taip juda aikštelį, taip jis ten daužė, ta prasme, wow, iš tikrųjų pagarba ir sakau, ir staiga tapo 2 numeriu. Tai prasme, bet prieš Devisą jisai žaidė porą challenge ir ten 1, 2 ratas buvo. Ne kažką, aš galvoju, jisai bando grįžinėti arba jis bando pasižaisti prieš Devisą, pažiūrėti, ką jisai gali, bet ten buvo, reiškia, planai kiti pasirašymai. Azijos turui, bet fantastika iš tikrųjų, gražu žiūrėti. Tai ką, aš čia džiugia gaida. Pabaigai vieną klausimą turiu, gerai?
Užbaigim. Klausimas, ar mes turėsim atsakymą? Tai pažiūrėkit. Dabar kiti metai. Kas galvojat, be Džoko, Sinerio ir Alcarazo laimės pirmą Grand Slam? Niekas. Aš irgi galvoju, kad kitais metais niekas. O? Tai Aš dar duočiau Zverevui galbūt. Zverevui? Sakai, kad dar gali. Ant hardo, kodėl ne, ant grunto ne, bet Aš kol kas man Zverevas nepatenka į tų, kuriais aš tikiu. Bet jis, jeigu analizuojant, stabilus yra aštuntuko žaidėjas, ta prasme. Bet ten vėl jau, o kai jau įeina 8, ten gali labai daug faktorių susižaisti. Tai gali išeiti ant Džokos ir Džokas sakys, ačiū, aš nusiemu. Ir tu įeini ten ir tu vėl nežinai, kaip gali susižaisti. Tai man toks arčiausiai... Džokas jau kai būna aštuntukė nebenusima. Ne, Roland Garrosas tasai toksai... Ten jo, kitaip biškai buvo. Bet aš sakyčiau ant hardo Zverevą. O Džoko... Gerai, tu iš mūsų drąsiausias, esi mes konservatyvus. Aš tai sakau Australija, Džoko, o paskui jau ten tie du aiškinsis. Aš dėl Džoko gal atsargesnis šitoje vietoje, nežinau, bet tie du, kad aiškinsis, net nebejoju ir aiškinsis turbūt ilgai. Tai ką, šią džiugę gaidą aš dar kartą bandau atsisveikinti, daugiau klausimų vyrai ne. Ačiū tau, mielas pašnekovė, ačiū tau, brangus žiūrovė ir dėkui Sebarenai Sportlandui. Iki kitų pasimatymų. Adios. Viso. Ačiū iki. Ciao. You can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line!